Ar tavo veidas gali atskleisti, koks tu esi - žemiškas ar dvasingas? Taip, tikrai gali. Jeigu tavo veidas yra ilgas ir siauras, reiškia esi intelektualesnis, dvasingesnis, labiau rūpiniesi, tai kas yra tavo viduje ir sunkiau materija bei fiziniu kūnu. O jeigu tavo veidas trumpesnis ir platesnis, esi žemiškesnis, praktiškesnis, orientuotas į rezultatą ir puikiai moki pasirūpinti savo fiziniu kūnu ir visa materija. Žinoma, žmogus yra laisvas keistis. Pakomentuok, prie kuriųgi save priskyrei arba atradai, prie materialiųjų ar prie dvasingųjų ir susitikime tėveidas.lt. Ar tavo veidas gali atskleisti, koks tu esi - žemiškas ar dvasingas? Taip, tikrai gali. Jeigu tavo veidas yra ilgas ir siauras, reiškia esi intelektualesnis, dvasingesnis, labiau rūpiniesi, tai kas yra tavo viduje ir sunkiau materija bei fiziniu kūnu. O jeigu tavo veidas trumpesnis ir platesnis, esi žemiškesnis, praktiškesnis, orientuotas į rezultatą ir puikiai moki pasirūpinti savo fiziniu kūnu ir visa materija. Žinoma, žmogus yra laisvas keistis. Pakomentuok, prie kuriųgi save priskyrei arba atradai, prie materialiųjų ar prie dvasingųjų ir susitikime tėveidas.lt.